Sveiki visi, čia su jumis sveikinasi Kotryna ir grįžau po mėnesį jums papasakoti, ką aš nuveikiau per vasario mėnesį. Taigi vasaris man prasidėjo gana darbingai, nes prasidėjo mokslai, antrasis semestras. Taip pat turėjau atidirbti iki vasario vidurio, nes mano vasario vidurio prasidėjo atostogos. Mokslai prasidėjo gana lengvai, žymiai lengvesni dalykai prasidėjo negu kad buvo pirmam pusmetį. Pavyzdžiui, anatomijos nebebus jau daugiau, nebebus bendrosios slaugos, tai buvo patys sunkiausi dalykai man, bet užtat prasidėjo anglų kalba. Aš labai nedraugauju su anglų kalba, man labai sunku, su tarimu sunku, apskritai su žodžiais, tai gal kažkaip pavyks susibičiuliauti. Na, o kas dar iš tų sunkesnių dalykų, tai nežinau, manau, kad anglų kalba. Bet viskas įveikima. Kaip įveikiau anatomiją, taip įveiksiu ir anglų kalbą. Na, užteks apie mokslus jau šnekėt, ką ašgi nuveikiau per atostogas. Na, visą laiką aš mokaus, nes aš neturiu atostogų nuo mokslo, aš turiu atostogas nuo darbo, tad reikia derinti savo veiklas su mokslais. Tik kad nedirbu. Pirmoji veikla, kurią aš nuveikiau, buvo ralis. Aš nuvykau į ralį. Pasižiūrėjau, kaip vyksta ralis iš arti. Driftai, buvo driftas. Taigi, trumpai papasakosiu aš apie tą driftą, kas ten buvo. Tai vat, kompanionė šalia. Driftas buvo atviram lauke, kur yra kartingai Šiauliuose. Na, prie Kuršėnų labiau, tiksliai aš dabar tikrai nepasakysiu, kurioje vietoj. Šiaip man ralis labai patiko, tik tiek, kad baisiai sušalau, ilgas renginys, labai šalta buvo, iki pat vėlyvaus vakaro užtruko, tad ilgai nebeplirpiu ir pasižiūrėkite mano įspūdžius iš to raliaus. This is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. This is the city life. This is the place I roam. This is the place where I reside and I just call my home. Atostogos be kažkokios tai išvykos ar atostogų ar poilsio. Taigi mes nusprendėme nuvykti į Lenkiją. Vykome automobiliu, vairavo mano vyras, kelionė truko 6 valandas į vieną galą. Pirmą dieną teko nakvoti automobilyje, degaliniai. Šiaip faina patirtis, bet irgi vėlgi šalta, nepatogu.
Na, o sekančią naktį mes miegojom jau viešbutukėje, išsinuomavom normalų viešbutį. Patogios lovos buvo labai, nesklandumai. Šita dama nori išeiti. Eik. Tai kur aš baigiau? Ai taip, kad miegojame degaliniai. Šiaip, kaip ir minėjau, šalta labai, nepatogu, bet gana išsimiegojau, gana gerai buvo. Pirmąją dieną mes praleidom didžiausiam vandens parke Suntago. Aš daug nefilmavau labai, nes aš nemėgstu kelionėse prie ragelio praleist, viską filmuot, būt su tuo telefonu, bet šiek tiek įamžinų akimirkų ir galėsite jūs pamatyti ir vertinti patys. Dar aplankėm Varšuvą. Aplankėme senamiestį, kuris yra įtrauktas į UNESCO paveldą. Jis yra saugomas, taip pat kaip ir Vilniaus senamiestis. Aplankėme gražius labai Lazienki Royal Palace, kažkas panašus. Bet vis tiek aplankėm tos rūmus, pasivaikščiojom. Kaip supratau, reikia labiau pavasarį eiti, nes ten yra botanikos sodas, vis tiek apsodinta ir medžiai yra. Patiko ir žiemą nueiti. Taigi galėsite pasižiūrėti ir įvertinti mūsų kelionę į Varšuvą. Apie nekreipkite dėmesio. Tai va, mes išvarom į Lenkiją. Palinkėkit mums sėkmės. Tyčiukas. Šlepkės. Personausų dar. Užtikintis, viskas keliauja. Važiuosim su savo transportu. Kaip matot, bus ką veikt su tokiu techniniu nesklandumu. Sniegelio kiek. Pas boberius, skersi. Skersi, varom iš tikrųjų svarbiausių išgyvenimo dalykų, tai vandens, energetinių. Na čia laikinai, iki artimiausios degalinės. Sustojam užsitraukt kurą, bet vis dar Lietuvoje. Tai va. Jau baigiam pasiekti savo kelionės tikslą. Liko 100 kilometrų, dabar yra antrą nakties, 02:18. Esame Lenkijoje, stojam degaliniai, kaip matot. Ir varome savo kelionės tikslą. Tai vat. Važiavom. Čia kaip oro uoste. Kur čia tiek kasų? Eina savo. Gift šrapai. Wow! Suntago! Let's go! Let's go! Wow! Let's go! Kaip čia šilta. O, atėjome spintelės, pasirinksim spintelę. Kaip Gucci parke panašiai atrodo. Nepanašiai, bet esmė ta pati. O čia numeris tas? Ne, mes ką norim tą pasirinkam. Ai. Tas yra labai neaišku. Eik, čia pasiklyst kaip lengva. Oh my god. Ai, taip pat reikia galvoje, ne? Jo. Taigi, parodysiu įėjimą į Suntago. Čia yra kojų dezinfekcija, tokia labai šalta. Įėjimas. Čia yra relakso zona. Atrodo taip.
gultų, bet visi užimti tiesiog. Visi. Čia pirmasis baseinas. Tokia dydžia. O čia yra baseiniukas, labai šiltas vanduo. Čia yra inertis kojas. Žiauriai. Kitas baseinas, ne? Don't burn now. Čiužinėjom. Aš ten va su tuo čiužiau. Baisu labai buvo. Suntago davė sveikinimo dovanėlį. Išeina, kaip čia tuščia palyginus su ryto jau naktis. Dabar eisim sumokėti už parkingą. Skanus? Sumokėsim už parkingą. Ir pamatysit, kad oras daug. Išbuvom visą dieną ir labai tikiuosi, kad nieko nepalikom. Čia yra mūsų tautybės įrodymas. Aš dar turiu ant kros kuprinę. Naktis. Naktužiai. Viskas. Mūsų kambariukas, turim vietą, turim spintą, turim valgyti. Gerai, tik reikia gauti sumusų. Buvo toksai mūsų viešbutukas, čia gamta, ta pokelių salė, kambario turą rodžiau jau ir keliaujam prie mašinos. Toliau žiūrėsim, galvojam aplankyti Varšuvą, nes jinai mums pakeliui ir dabar reikia sugalvoti, ką ten veikti. Mėgstant knygas, tai čia labai. Ką tai? Čia kokia gražybė. Taigi aš jums labai dėkoju už tai, kad buvote su manimi šį video, kad išbuvote su manimi, kad pasižiūrėjote ir skyrėte man savo laiko.
Esu labai dėkinga, o tiems, kas atėjote naujokai, prašau užsukti į mano pirmąjį video, sužinosite, kas aš tokia, kodėl pradėjau apskritai kurti tokius vlogus, ko aš tikiuosi iš tų vlogų ir panašiai, taip toliau, tai galėsite pasižiūrėti, susipažinti su manimi. O tie, kas atvyko antrą kartą, aš jums labai dėkoju, sakau didelį ačiū ir tariu iki kitų kartų greičiausiai. Nemažu paminėti, pastariu nagus, atrodo taip. Reikėjo biškį pasimaivyti, bet iki kovo pabaigos jau viskas nusiimsiu jau. Taigi ačiū jums labai, kad dalyvavot su manimi, kad pabuvot, kad pasižiūrėjot ir skirtės laiko. Iki!